Sveiki, regionų krepšinio lygos fanai, su jumis kaip visada sveikinuosi aš Pijus Urbanavičius bei mano kolega Lukas Rutkauskas. Malonu, jog klausėtės Nostra.lt regionų krepšinio lygos po krepšiu jau 17 epizodo. Lukai, tinklalaidė įsibėgėja taip pat, kaip ir reguliarusis sezonas, kaip ir kiekvieną savaitę aptarsime praeito turo, turbūt svarbiausias aktualijas ir krepšinio įvykius ir žinoma ateinančios savaitės aktualijas, taigi sveikas Lukai ir gal galim trumpai perbėgti, ką šiandieną apšnekėsim, tai turbūt užsiminsim apie didžiausią šio sezono Kauno Žalgirio trečiosios komandos pergalę, taip pat VDU netikėtą pergalę prieš Biržus, įspūdinga savaitės rungtynės Raseiniuose, žinoma mėgstama rubrika tai sumaištis B divizione, kuri keičiasi situacija kiekvieną savaitę ir žinoma ateinančios savaitės akcentai. Lukai, galime turbūt nieko nelaukdami pradėti, iš ko tu tik tais nori pasirinkti. Taip. Tai pirmiausia, sveiki visi. Malonu sveikinti su jumis antrą savaitę iš eilės. Dar nepaminėjai, kad antroje podcast'o dalyje laukia ir pokalbis su Kėdainių vyriausiu treneriu Gediminu Butku. Taip. Tai žiūrovai tikimės, jog podcast'as gražiai, smagiai susiklausys ir antroji dalyje pasiklausysite vieno turbūt irgi charizmatiškiausių mūsų regionų krepšinio lygos trenerio minčių. O grįžtant prie dabartinių mūsų reikalų, prie pirmosios dalies, tai žinoma laukia tikrai nemažai temų, kurias turime aptarti. Ir pirmiausia, turbūt gal pradėti norėčiau nuo to, jog padėkoti norėtume ir NIT studijai, kuri mus kiekvieną savaitę priima ir jau tapo čia mūsų antri namai ši virtuali studija. Virtuali, tikrai prabangi, sakyčiau. Taip, tai labai smagu čia ir svečius pasikviesti ir patiems būti. Ačiū NIT televizijai ir tikrai džiugu, jog tęsime mūsų bendradarbiavimą. O dabar keliaujant prie jau mūsų šios savaitės temų tinklalaidės, tai didžiausia Žalgirio pergalė, kaip ir minėjom šiame sezone, prieš Kuršėnų komandą, rungtynės vykusios trečiadienį berods? Penktadienį, taip. Penktadienį pats jas komentavai, tai kokios tavo įžvalgos, kalbinai tiek žaidėjus, tiek trenerius, kaip pačiam pačios rungtynės ir ta netikėta turbūt žalgiriečių pergalė? Taip, Kauno Žalgirio trečioji komanda buvo kritusi į didžiausią šio sezono duobę. Iki šių rungtynių turėjo 5 pralaimėjimų seriją iš eilės, o tuo tarpu, manyčiau, Šiaulių rajono Grafų Baldų Kuršėnų SM komanda, galbūt ne itin geriausiai nusiteikusi atvažiavo į tos dienos rungtynes. Martyno Gailiūno auklėtiniai antrajame kėlinyje sportavo 11-0 ir nuo to momento Kuršėnų komanda į rungtynes sugrįžti niekaip nepajėgė. Žalgiriečiai kontroliavo žaidimą tiek puolime, tiek gynyboje. Buvo gal vienas bandymas dar mažinti atsilikimą Kuršėnų komandai, bet žalgiriečiai kiekvieną Kuršėnų pamėginimą surengdavo spurtą ir Kauno Žalgirio trečioji komanda iškovojo didžiausią pergalę. Dar kartą pasikartosiu, 26 taškų skirtumų ir tai jiems gražina šansus ir didina šansus patekti į atkrintamąsias, o Kuršėnų komanda tai labiau atitolina turbūt nuo siekiamo ketvirto. Tikrai taip ir, galbūt jaunieji žalgiriečiai Valentino dienos proga norėjo įkvėpti save, sužaisti geresnės rungtynės, galbūt prieš savo antrasias pusės. Padovanoti dovaną. Taip, padovanoti šią tokią dovaną, žinoma, juokaujam, bet, kaip ir sakei, gražios rungtynės iš žalgiriečių pusės, pavyko išlipti jiems iš tos duobės, kuria buvo įkritę, pralaimėjimų serija nutraukta, o Kuršėnai, tai kaip ir pats treneris sakė, kad visiškai nepateisino lūkesčių iš tos dienos mačą, kaip tai reiškia turbūt treneris, kad net netėjo į rungtynės, galim sakyti, ir visiškai niekas nesisekė, tai iš jų pusės skaudus pralaimėjimas, kadangi Kuršėnai kovoja dėl aukštų pozicijų turnyrinėj lentelėj, o kaip Žalgirio jaunimui ši pergalė, kaip ir sakei, labai gyvybiškai svarbi siekiant išlikti toje kovoje dėl patekimo į antrąjį etapą. Taip, ir gaudyti savo pagrindinius, turbūt konkurentus Vilniaus Ryto komanda. Ir dar viena nelaimė atsitiko Kuršėnų SM komandai tos dienos rungtynių metu. Gražvydas Mockus trečio kėlinio viduryje patyrė traumą, susiėmęs už kėlienio aikštę, paliko išneštas komandos draugų, nežinia kokia jo situacija, kaip greitai galės grįžti į rotaciją.
vietoje, jeigu Gražvydas Mockus iškristų iš rotacijos, taptų labai didelė problema Kuršėnų komandai. Rezultatyviausias komandos žaidėjas, kapitonas, diriguojantis pagrindę visą žaidimą, būtų labai rimtas praradimas, bet tikimės, jog viskas gerai, greitai pasveiks ir grįš į rotaciją. Tikrai taip, lauksim žinių iš Kuršėnų, iš jų stovyklos, kaip Gražvydui sekasi ir kokio rimtumo ta trauma, bet kaip ir minėjai, labai svarbus žaidėjas komandai, vien tik iki traumos buvo naudingiausias komandos žaidėjas, kurio niekas pagal naudingumą tos rungtynės ir nebeaplenkė, bet turbūt labai nieko daugiau apie jas ir negalima išskirti, kadangi, kaip ir kalbėjai, rezultatas į vieną pusę ir tiesiog noris pasveikinti žalgiriečius su puikia pergalė ir tikimės, jog ši pergalė padės atsispirti ir pakovoti dar savo tiesioginiais oponentais. Tai kiek atsidarius turnyrinę lentelę galima matyti, tai VDU, Rytas ir Žalgiris 3 kovoja dėl tos 12 vietos, kadangi LSC komanda yra šiek tiek atsiplėšusi ir sužaidusi mažiau rungtynių, tai manau, kad ar taškų sukaups, taip. Tai tas trejetas suksis aplink tas atkrintamąsias, žinoma, niekada negali žinot, gal Akmenė ar Druskininkai surengs lemiamą sportą gale. Taip, ypač prisiminus, kaip LCC komandai buvo praeitajame sezone ir į kokią duobę jie buvo papuolę, tai tikrai dar viskas gali keistis porą kartų. Savo rankose šios komandos turi viską. Na, o kalbant apie Akmenę, kalbant apie... Taip, dar vienos penktadienio rungtynės. Tikrai taip, netikėtas toks rezultatas, užfiksuotas Tauragėje. Akmenė sugebėjo svečiuose perklubdyti Tauragės komandą, įsirašyti savo ketvirtąją pergalę, taip, į sąskaitą. Ir, na, kaip tu manai, ar Akmenė... Kaip apskritai, galbūt kaip vertinat šią pergalę, ar tokia labiau netikėtumą, kuri išimtis iš taisyklės, ar tai galbūt simbolizuoja, jog Akmenės komanda prieš tą lemiamą sezono stadiją, prieš atkrintamąsias likus sužaisti apie 8 rungtynes, įjungs aukštesnę pavarą ir sieks kilti aukštyn. Taip, praeitą savaitę galbūt pamatė, kad Druskininkai laimėjo prieš Biržus, o priėmė tai irgi daug rimčiau, o Akmenės galbūt tiek žaidėjai, tiek treneris, tai galbūt davė komandai papildomos motyvacijos bandyti kuo labiau ir kuo greičiau kilti iš turnyrinės lentelės dugno ir dar galbūt pakilti iki 14 vietos nuo tos kritimo atbrailos, sakyčiau taip. Man asmeniškai irgi kiek netikėta Akmenės sporto centro komandos pergalė ir pagal statistikos protokolą jį ganėtinai užtikrinta. Ketvirtame kėlinyje žaidimą kontroliavo Akmenės sporto centro komanda. Tikrai Akmenės sporto centro komanda yra turbūt bene iš labiausiai komandų, kurioms labiausiai nesiseka šį sezoną. Praeitą savaitę apie tai ir kalbėjome. Taip ir kalbėjom, pasiantrinsiu dar kartą. Daug rungtynių būta pralaimėta šiame sezone, ypač paskutiniais momentais, kertiniais momentais labai nesisekė šiai komandai viso sezono metu. Galbūt pagaliau pradės sėkmėjams šypsotis, kaip ir palinkėjom. Tikėkimės ir toliau Akmenės sporto centro komanda mus džiugins pergalėmis ir kils turnyrinėje lentelėje. Tai turbūt tiek apie dar galbūt galim paminėti, kad praeitą savaitę kaip tik minėjome apie tą Tauragės nestabilumą, kad labai gaila, jog komanda tikrai atrodo ant popieriaus solidi ir stipri, bet išlenda vienas kitas netikėtas toks pralaimėjimas. Žinoma, regionų krepšinio lygui sunku yra rinktis vien tik pergalės, nes lygis yra komandų panašus, bet iš Tauragės kažkaip praėjusių metų finalo 4 dalyvių to stabilumo vis dar pritrūksta ir tą pačią problemą atsineša. Jo labiau, kad sudėtis išsaugota. Taip, ta pati bėda, kuri buvo pernai, šiemet irgi atsinešta. Na, kalbant toliau dar apie netikėtumus, turbūt vertėtų paminėti ir VDU komandos antausį, jeigu taip galim įsireikšti, Biržoms. Tikrai stebėjau tas rungtynes. Šeštadienio dienos rungtynės. Šeštadienio rungtynės buvo, stebėjau šias rungtynes ir... Nemeluosiu, aš irgi stebėjau. Banguotus labai dviprasmiškos rungtynės, kadangi pirmąjį kėlinį svečiai VDU komanda laimėjo 8 taškais, tada Biržai antrąjį kėlinį sugebėjo laimėti 21 taško persvarą, o 3 ir 4 jau buvo apylygiai, bet irgi verta paakcentuoti, kad įsijungus transliaciją jau žiūriu, kad Biržam reikia, kaip sakoma, comebackint, jie kaip visada po šalto dušo sugrįžta, čia turbūt Biržų bruožas, kad vizitinė kortelė. Taip, pirmoji rungtynių daly nesisekant arba esant rezultato apylygiai,
kaip ir jie trečiam kėliny pralaimėjo 15 taškų persvarą, tai pasitaisysiu, buvo tas minusas ir jie vis tiek sugeba sugrįžti. Bet kai jau atrodė, kad savo pergalę savo rankose turės biržiečiai, VDU komandos įžaidėjas Lukas Uosis pasakė ne ir susmeigė gale tikrai gražius tritaškius, kurie padėjo komandai išplėšti pratęsimą. Netikėta, tikrai pats stebėjau rungtynes, nes tikėjau, kad VDU dar turės sukaups jėgų ir išplėšti pratęsimą. Taip, taškas į tašką, rezultatą išlygino Biržai, dar VDU komanda turėjo lemiamą metimą, ataka nepavyko ir viskas nusitęsė į pratęsimą. Taip, bet ir tam kėliny, kaip ir minėjau, Lukas turėjo tikrai labai svarbų indėlį tam, parodė charakterį, išėjo į pratęsimą, o pratęsime jau viskas sprendėsi irgi rungtynių gale, kur kiek tikslesni buvo VDU krepšininkai. Tai netikėta pergalė, kaip ir kalbėjom, atrodo, kad Biržai šiek tiek šioje sezono stadijoje netrodo pačios savo pajėgiausios formos. Vienas kitas pralaimėjimas iš paskutinių 5 rungtynių laimėta vos 2 kartus, barstomi tie taškeliai ir kaip tau atrodo, kaip manai, ar Biržai sugebės iki reguliariojo sezono pabaigos išsilaikyti lyderių ketvertą, ar visgi ta žaidimo kreivė dar nekils aukštyn taip greitai? Tikrai sunku pasakyti. Dabar Biržų dar laukia Akmenės sporto centro komandos iššūkis. Dar viena apatinės lentelės komanda. Taip, manau, jei pralaimėtų Akmenės sporto centro komandai, galbūt tai ir mikroklimatą tikrai neigiamai turėtų paveikti Biržų komandoje, kuomet pralaimi ne prieš savo lentynos komandas. Bet negalime sakyti, kad VDU komanda yra visiška mėsų patranka. Kai papildė Julius Liesis komanda visiškai pakeitė savo vaizdą ir tuo labiau prisijungė ir Dustinas Morkūnas, kuris šį sezoną rungtyniavo ir nacionalinėje krepšinio lygoje už šakių VDU komandą. Tai tikrai, VDU komanda truputėlį pasistiprinusi, matosi, kad nori patekti į atkrintamąsias, ko nepavyko praeitais metais įgyvendinti. Net nebijoju, kad šiais metais tikrai VDU komanda nori pasiekti savo avansą ir neužimti tų žemiausių vietų turnyrinė lentelėje. Taip, ir manau, kad jau pernai liko berods VDU paskutinį ir prieš paskutinį. Taip, irgi negaliu pasakyti, paskutinį arba prieš paskutinį VDU komandos krepšininkai buvo. Tikrai nebuvo lengva, bet panašu, kad šiemet jau tas kartelė bus šiek tiek aukštesnė. O dar grįžtant prie Biržų, tai irgi įdomus toks faktas, kad Biržų komanda šiais kalendoriniais metais nėra laimėjusi namuose. Mes juos gyrėme, dar čia, sakykime, sezono pradžiai, kad turėjo netgi vienu momentu statusą komandos, kuri turi daugiausiai pergalių namuose. Taip, ir dominavo ir prieš Kazlų Rūdos komandą tuo tarpu buvo 2 lyderės namų komandos. O dabar jau Biržai namuose nelaimi nuo pat paskutinė pergalė namuose buvo iškovota gruodžio 14, tai daugiau negu 3 mėnesius jau, teisingai? Beveik taip, tu esi teisus, taip. Nuo gruodžio iki 2 mėnesius jau, daugiau negu 2 mėnesius Biržai neiškovoja pergalių namuose. Taip kad duobelėje matosi komanda yra ir manau, kad šio penktadienio sutikimas su Akmenė turėtų būti tas atspirties taškas, nuo kur komanda turėtų atspirti. Arba duobė bus dar labiau pagilinta. Arba duobė, nes kitas rungtynės šeštadienis su LCC, tai irgi nemenkas iššūkis, tai manau, kad reikėtų pats metas jau mobilizuotis Biržų komandai ir norint išlaikyti tą savo lyderių statusą, etiketę, kurie jiems yra klijuojama kartu su kitom pirmaujančiam komandom, reikia būtinai susirinkti tas pergalės. Taip, turbūt tiek apie šias rungtynės. Taip, ir penktadienį dar vienos rungtynės įvyko. Druskininkai savo namų aikštėje priėmė Birštono Milastos krepšininkus ir turėjo pripažinti Birštono Milastos pranašumą 84-94. Birštono Milasta iškovojo pergalę. Bet negalim turbūt sakyti, kad tai buvo lengva pergalė. Taip, nepasakyčiau taip, Lukai, Milasta į antrą rungtynių dalį išėjo su 10 taškų pranašumu, jei neklystu, taip, o paskui vaizdas apsivertė, druskininkai grįžo į rungtynes, ta kova virė taškas į tašką, bet Milasta galbūt pasinaudojo savo didesniu stabilumu ir patirtimi ir lemiamą ketvirtį sužaidė užtikrinčiau ir iškovojo svarbų tašką turnyrinė lentelėje. Taip, kaip ir kalbėjom, kad druskininkai kaip antrą kvėpavimą įgavę ir dabar visom komandom manau, kad bus su jais ką veikti. Sunkus riešutėlis, taip. Birštonas buvo pavyzdys, kad irgi
viena pirmaujančių komandų, bet pergalė iškovota tik tais ketvirtojo kėlinio antroje pusėje. Taip, na ir savaitės rungtynės, vyšnė ant torto, kurios turbūt niekas negalėjo išpranašauti. Taip. Praeitą savaitę irgi apšnekėjome apie šias rungtynės ir neįskyrėme, galbūt spėjom, kad Kazlų Rūdos komanda laimės poros taškų skirtumo išvykoje arba bus jų triuškinanti pergalė, bet Raseiniai štai tokį pareiškimą mums pateikė. Viena taip pat didžiausių šio sezono pergalių iškovota prieš iki to laiko buvusią karščiausią regionų krepšinio lygos komandą. Taip, tai tikrai rungtynės buvo įspūdingos. Visų pirma, turėjo sirgalių labai daug surinkusių Raseiniai, tai norime ir jiems padėkoti, kad atvyko į savaitės rungtynės ir aktyviai palaikė. Tikrai jautėsi ta šventinė nuotaika, vasario 16 išvakarės, vasario 16-osios, taip kad visiems šventinė nuotaika tikrai buvo smagu. Ir pačios rungtynės tikrai po 2 kėlinių Kazlų Rūda turėjo 4 taškų persvarą, bet kas atsitiko trečiajam kėliniui, turbūt nei pats Tomas Bėtkis, nei Kazlų Rūdos žaidėjai atsakymų negalėtų pasakyti. Antroji rungtynių dalis tiesiog krachas, sakyčiau, yra Kazlų Rūdos komandai. Antrąją rungtynių dalį Raseiniai laimėjo 62-22. Taip, jeigu greit primečiau, teisingai skaičiavęs 22-62, 40 taškų persvarą, tai čia yra įspūdingi skaičiai ir turbūt taip reikėtų sutikti, kad Raseiniai pataikė įspūdingai tritaškius tam trečiam kėliny, ten vienas po kito krito jie ir tai įkvėpė komandą, dar sirgalių palaikymas, užsivedimas buvo aukščiausiame lygyje, bet ir gynyba praleisti per antrą rungtynių pusę tik 22 taškus yra taip, yra neįtikėtina, nes Raseiniai per visas rungtynės pataikė tik 12 tolimų metimų, skaičiai nėra ten virš 15, kad būtų tiesiog iš kito pasaulio, bet tikrai solidžių pataikymų, pasigavo gerą bangą Raseiniai ir Karolio Lendzevičiaus auklėtiniai pademonstravo, jog jie padovanojo šventę ir rimtą tašką į turnyrinę lentelę. Taip, o kalbant apie Kazlų Rūdą, tai manau, kad patys jaučia nusivylimą apie tas rungtynės, nes buvo ir Kazlų Rūdos sirgalių ir atvykusių palaikyti ir manau, kad tiek jie, tiek pati Kazlų Rūdos komanda tikėjosi, kad šiandien gali ir įveikti Raseinius, bet viskas susiklostė taip, kad Raseiniai klampino juos antroji rungtynių pusėje, užsikūrė ir nurūko savo keliais Karpinėje, taip kad Kazlų Rūda įsirašo pralaimėjimą, nutrūksta jų pergalių serija, kuri buvo išaugusi iki 7 berods ar 8. Iki 8 pergalių, taip. Dabar jį nutrūksta ir 7-oji nesėkmė, kol kas Kazlų Rūda vis dar yra pirmoje turnyrinės lentelės vietoje, bet yra sužaidusi rungtynėmis daugiau negu Kėdainiai, taip kad tas pralaimėjimas vis tiek kažkada turėjo ateiti ir logiška, kad turbūt logiško momentu jis atsitiko, nes Raseiniai tikrai buvo, manau, verti irgi pergalės. Taip, susitiko dvi komandos, kurios žaidžia komandinį krepšinį, pasižymi labai giliomis sudėtimis, tiek Raseinių komanda, tiek Kazlų Rūdos komanda. Galbūt tai yra panašumas ir šį kartą buvo pranešesni žymiai Raseiniai. Tikrai taip, tai sveikinam Raseinius, norim taip pat padėkoti, kaip ir sakau, ir sirgaliam, kad buvo padaryta graži šventė ir tikimės dar ne kartą sugrįžti šiame sezone į Karpinę ir pasidžiaugti pergalėmis kartu. Na, o Kazlų Rūdai, manau, kad turbūt labai daug nereikėtų nusiminti, nors po rungtynių treneris net nedavė interviu apie šias rungtynes. Po patirto pralaimėjimo. Buvo nusiminęs ir turbūt kažkiek susierzinęs visgi. Taip, emocijos kitą kartą užima viršų, visi esam žmonės. Bet manau, kad nusiraminę tiek Kazlų Rūdos sirgaliai, tiek treneris, tiek patys žaidėjai supranta, kad Raseiniai šitą dieną buvo stipresni ir buvo vertesni pergalės. Taip, kad niekas dar neprarasta, tiek vienai, tiek kitai komandai ir manau, kad viskas, svarbiausios dėkos dar tik yra prieš akis. Taip, ir manau tiek apie praeitos savaitės A diviziono dvikovas ir tikrai įdomybė. B divizionas tiek A, tiek B grupėje buvo tam tikrų netikėtų rezultatų. Taip. Lukai, nuo kurio rezultato ir dvikovos norėtum tu pradėti? Važiuokime, taip sakykime, iš eilės pradėkime. Turas prasidėjo 13 dieną, tai yra ketvirtadienį. Ukmergė patikė pirmąją jau turbūt tokią stikmenėlę, įveikdami namuose Trakų komandą. Tai labai smagu už Ukmergę, tai buvo dienos rungtynės, pateisinusios vardą, buvo smagu jas stebėti ir Ukmergė prieš tai savaitę buvo patiesę Vilniaus rajono krepšinio komandą 1 tašku, dabar įveikė Trakus 9 ir taip netikėtai įsliūkino į tą
lyderių, sakykime, jau dabar 6 gal netgi firmuojasi lyderių A grupės, pasivijo tas lyderiaujančias komandas, tai Širvintas, Anykščius, Jonava, Trakus, atsiprašau, Juventusą, Trakus ir Vilniaus rajoną, kuriuos įsiskiria kol kas, taip kad manau, kad Ukmergėje labai taip sveikintinai ir antroji sezono pusė bus tas varžovas, su kuriuo susitikti nelabai norisi, nors kita vertus, kitą dieną vyksiuose rungtynėse Ukmergės komanda, tuoj dabar žiūriu, 15 dieną vyks rungtynėse, nusileido Švenčionėlių Ridai. Taip, dar vienas netikėtumas. Švenčionėlių Ridai, atsiprašau, pasitaisysiu, pasipildžiusi sudėtį, taip pat, pradeda demonstruoti geresnius rezultatus ir aiškiai nori patekti atkrintamasis, nuo atkrintamųjų juos skiria 2 pergalės. Taip. Reikėtų aplenkti Vilniaus krepšinio mokyklą ir žinoma, Kaišiadorių Savingės komanda. Tarp kitko, ketvirtadienį iškovota pergalė prieš Ukmergę, tai sakau, čia labai tokie, sakykime, net nenuspėjami rezultatai. Kas dar prie tokių rezultatų, tai galime važiuoti toliau. Radviliškis, sakykim, gal tai nebuvo tiek netikėta, bet Radviliškis nutraukė jau įspūdingai įsitęsusią, buvusią įspūdingą Gargždų pergalių seriją. Taip. Gargždams Radviliškis yra kol kas neįmanoma mįslė, nes tiek pirmasis, tiek antrasis rungtynės abie šiame sezone patirtus pralaimėjimus Gargždai susirinko būtent prieš Radviliškį. Tai kiek tau, sakykime, ką tu sako tas rezultatas? Aš manyčiau, tai rimtas pareiškimas iš Radviliškio komandos irgi pusės, bet tai, manyčiau, šaltas ir reikiamas dušas būtent Gargždų sporto centro komandai. Manyčiau, jog susitikus prieš A grupės varžovus, toks šaltas dušas gali būti ir ne vienas serijoje ir ta kova gali būti visiškai kitokia. B grupės komandos, galėčiau sakyti, yra truputėlį jaunesnės, kai kurios ir turinčios mažiau patirties. A grupėje yra daugiau tų veteraniškų komandų ir patyrusių. Tad tikrai Gargždų sporto centro komandai, žvelgiant į tolimesnę dėlionės viziją, tai manyčiau toks pralaimėjimas, dėl kurio nereikėtų liūdėti, o priimti tai kaip pamoką. Taip, ir tai buvo pirmas pralaimėjimas tarp kitko namuose, būtent gargždiškiams. Taip, kad niekas neprarasta, manau, kad jie vis tiek turi labai realius šansus užsitikrinti pirmą vietą B diviziono B grupėje. O dabar karščiausia komanda, sakykime, ilgiausia seriją fiksuojanti komanda B divizione yra Širvintų komanda, kuri turi 16 pergalių ir 3 pralaimėjimus bei fiksuoja 11 pergalių seriją. Tai šią savaitę įdomu, koks varžovas jų laukia, bet praėjusią savaitę jie susitvarkė su Dauniškio Prekybo Juventus komanda, 10 taškų persvarą svečiuose jos įveikė. Ir demonstruoja tikrai solidų žaidimą Širvintos, tada sutvarkė ir su Anykščiai eliminamuose. Taip, irgi dar vienu tiesioginiu oponentu. O Anykščiai tuo tarpu stringa 2 pralaimėjimai iš eilės. Pirmasis pralaimėta Marijampolės sporto centro komandai. Netikėtas pralaimėjimas ir tada pripažintas Širvintų komandos pranašumas. Marijampolės sporto centras kitą dieną pralaimėjo, bet dar vienas netikėtas rezultatas. Taip pat Jonavos sporto centras išrašė antrą pralaimėjimą per savaitę būtent Utenos Juventus Dauniškio Prekybos komandai. Tikrai labai permainingi rezultatai regionų krepšinio lygoje, kuriuos galbūt sunku kitą kartą išprognozuoti ar spėti iš anksto. Reikėtų pažiūrėti, ar visi žaidėjai būtent pagrindiniai galėjo žaisti tos dienos rungtynėse. Tikrai tai gali lemti šiuos rezultatus. Taip, o matau Širvintos dabar šią savaitę, kovo 1 dieną, tai dar kitą savaitę, dabar ne 3 rungtynių šią savaitę, bet dar kitą savaitę susitinka su Vilniaus rajono krepšinio klubu. Tai sakykime, pasiekus pergalę namuose prieš Vilniaus rajono krepšinio komandą, jiems liks Švenčionėliai, Vilniaus KM, Ukmergė ir LSU. Taip kad visi labai įveikiami varžovai ir manau, kad labai realu, jog Širvintos galimai finišuos pirmi savo grupėje. Žinoma, čia kaip ir ką tik kalbam, dabar sunku prognozuoti, bet tam turi labai patogų kelią, sakykime taip. O kas dar iš šių mūsų rezultatų? Taip, o iš dar rezultatų šeštadienio rungtynės Palangos sporto centro komanda iškovojo 4-ąją reguliaraus sezono pergalę prieš Kauno technologijų universiteto komandą. Mūsų lygos partneriai Kauno technologijų universitetas, bet dėja šį kartą jiems sėkmė nenusišypsojo prieš vienus turbūt A grupės outsiderių šiame sezone ir teko pripažinti pranašumą būtent savo namų aikštėje. Taip, tai tas pats Kauno
technologijos universitetas dar dieną prieš tai ir Kauno, sakykime, tokį derbį, jau galim vadinti, nusileido Tornado KM Taurės komandai, taip kad sugėrė 2 tokius pralaimėjimus, kurie įtakoja ir jų turnyrinės lentelės poziciją B grupėje, susilygina jie su Tornado komanda pergalėmis ir pralaimėjimus ir dalinasi 4-5 vietas. Taip kad tiek A grupiai, tiek B grupiai kol kas aišku, kad niekas neaišku, kiekviena komanda gali veikti kiekvieną, netgi matom dabar ir outsideriai, sakykime, renkasi pergalės, tas pats Klaipėdos universitetas iškovojo tiek praeitą savaitę, tiek užpraeitą pergalę, turi dabar 4, Palangos sporto centras renkasi pergalės, na, kol kas gal A grupėje, sakykime, sunkiau sekasi Varėnos ir LSU komandų, Lietuvos sporto universiteto, kurios turi atitinkamai po 2 ir 1 pergalės, Marijampolė, sakykime, iškovojo 4 savo pergalę, taip kad ta pati Jonava nepaleidžia, neišnyksta iš kovos dėl atkrintamųjų A grupėje, taip kad laukia, manau, labai, galbūt net atkakliausias, koks yra kažkada buvęs B diviziono, sakykime, tas sezono finišas, nes kiekviena komanda nori to kelialapį, tas atkrintamasias ir ten jau nežinai, kas gali atsitikti, kaip ir kalbėjom, Jonava įveikė Juventusą, Rida įveikė Ukmergę. Taip, tai kad viskas čia kabo ant, sakykime, nežinomybės, manau, kad kiekvienos rungtynės yra nenuspėjamas būtent šioje sezono stadijoje. Taip, na ir dar būtent B diviziono B grupės paskutinė atkrintamųjų vieta nėra aiški. Šiaulių krepšinio akademijos Saulės komanda prieš Pakruojo sporto centrą tarpusavyje neturi pranašumo, abu kartus laimėjo Pakruojo komanda. Na taip pat įdomu, kuri iš šių 2 komandų, ar jaunimo, ar labiau patyrusi, pateks į atkrintamąsias. Kas čia žino, galbūt Skuodo komanda vėl kris į duobelę, žinoma, kurios nelinki jiems. Tikrai dar nenuspėjama, kaip pasibaigs susirikiavusi turnyrinėje lentelėje B divizione ir tai galime puikiai matyti su šios savaitės rezultatais. Tikrai taip, kad visus žiūrovus B divizionų, ypatingai gerbėjus, noriu paskatinti būtent jau nepraleisti savo komandos rungtynių, palaikyti jas, nes joms dabar labai svarbus palaikymas šitą sezono stadiją, kur kovoja komandos dėl svarbiausių pergalių. Ir noriu pakviesti visus atvykti į savo miesto ar miestelių sales, arenas, palaikyti saviškius, o negalinčius tiesiog stebėti rungtynes mūsų YouTube paskyroje, kur galite rasti visų tiek A, tiek B diviziono susitikimų rungtynių įrašus, tiesioginės transliacijas ir dar daugiau turinio, taip kad kviečiu pasubscribinti. Ir varpelį paspausti. Ir varpelį paspausti, kad nepraleistumėte artimiausių rungtynių, nes kaip matome, čia vieną savaitėlę, sakykime, kur nors nesusekus rezultatų, tu gali atsidaręs nesupras, ką matai turnyriniai lenteliai, kas tikrai visiškas, kaip čia pasakyti, visiškas sujudimas B divizione ir labai sunku tenais kažką prognozuoti. Taip, tai manau tiek, turbūt apie praeito turo rezultatus galime tai, kas lauksis šią savaitę. Tai šią savaitę pirmiausia turbūt norim paanonsuoti ir pakviesti atvykti penktadienį į Kėdainius, kadangi Kėdainių sporto centro komanda priims karščiausią šiuo metu A diviziono komandą, tai Šilalės Lūšė. 8 pergalių seriją fiksuoja Šilalės Lūšis, įspūdingas žaidimas. Ir manau, kad laukia turbūt vienos įspūdingesnių rungtynių šią savaitę. Taip, pats jas komentuosi, Pijau, tai galbūt kažkokių akcentų jau esi pasidėliojęs prieš tą susitikimą. Taip, manau, nebijotinai, neįtikėtinai geros rungtynės laukia abi, kol kas top 4 tikrai kalibro komandos. Kėdainių sporto centro komanda taip pat turi savo sudėtyje daug neišnaudotų dar galimybių, dabar galbūt įkritę truputėlį. Laurinas Danielis jau bus pasiekęs. Į mini duobelę dar šio dalyko pasakyti negaliu, nes paprasčiausiai nežinau šios informacijos, galbūt antroje dalyje kalbinamas Gediminas Butkus pasakys apie Laurino Danieliaus situaciją, na bet tikrai bus svarbu, kaip sugebės Kėdainių sporto centro komanda sutvarkyti su labai rimtai triukšmaujančia kol kas Šilalės Lūšies komanda. Tikrai taip, laukia įdomus mačas ir jį galite stebėti tiek Facebook'e, tiek YouTube'e penktadienį 19 val. Jeigu neklystu, taip? Taip, 19:30 rungtynės, penktadienio vakaras kaip ir suplanuotas. Tikrai taip, suplanuotas, tai sakau, rungtynės galite stebėti Facebook'e ir YouTube'e, o penktadienį B diviziono sirgaliams, sekėjams, galbūt norėčiau paakcentuoti rungtynės Palangos sporto centras susikaus su Šiaulių komanda, Šiaulių Saulė gimnazijos komanda.
Tai rungtynės B diviziono B grupės, kaip ir minėjom, kaip ir apkalbėjai, kad kova dėl atkrintamųjų, Šiauliečiai kol kas 8, Palangos sporto centras rikiuosi paskutiniai, bet turi sužaidę mažiau rungtynių. Tai manau, kad būtent šis susitikimas tikrai turėtų būti tas, kurį reikėtų atkreipdėmėsi B diviziono B grupės, būtent sirgaliams ir sekėjams. Taip, jaunimo dvikova, kuri tikrai gali pateikti įdomų rezultatą, visada jaunimas žaidžia nenuspėjamai, nežinia, kas tikrai gali laimėti. Taip, o gal kažkas bus prie jūros. Šios saulėtas dienas leis, taip yra sumanys vakare penktadienį apsilankyti, galbūt ir Palangos arenoje. Toliau keliamės į šeštadienį, tai savaitės rungtynės. Savaitės rungtynės šią savaitę vyks Vytauto Didžiojo universitetas priims Birštono Milastą, VDU Valdo Adamkaus sporto centre vyks rungtynės pristato LRT, mūsų partneriai, taip kad kviečiame įsijungti, rungtynės bus galima stebėti LRT mediatekoje, taip pat net ir Baltikum televizijose. Laukia, sakykime, tokių pakilimą išgyvenančių galbūt kažkiek iš praeitos savaitės komandų akistata. VDU įveikė Biržų svečiuose, Birštonas įveikė Druskininkus, abi komandos demonstruoja tikrai įdomų žaidimą ir labai įdomu, ar VDU studentai nesugebės, galbūt pateiks dar vieną, sakykime, taip tokią staigmenėlę ir sugebės namuose mesti arba galbūt nukauti Birštono Milastos komandą. Taip, manau, laukia tikrai įdomios rungtynės. VDU komanda nekartą šiame sezone sugebėjo įrodyti, kad, puolimu prieš bet kurią komandą gali žaisti, bet gynyboje kaip sugebės sustovėti. Būtent VDU komandos krepšininkai, tai ir, sakyčiau, nulems rezultatą prieš Milastos krepšininkus. Milastos komanda patyrusi, turinti daug faktorių tiek puolime, daug gynyboje, labai universali komanda, tad VDU laukia labai rimtas iššūkis savaitės rungtynėse, o rungtynės komentuos mano kolega Juozas bei Nerijus, tai tikrai stebėkite savaitės rungtynės dar kartą, pabrėšiu, šeštadienį po 3:10. Taip, rungtynių transliacijos startas 3 val. Rungtynės prasideda po 3:10, iki tol, žinoma, mūsų ekspertų Nerijaus ir komentatoriaus Juozo įžangai rungtynės ir kviečiu įsijungti net Baltikum televizijose arba lrt.lt mediatekoje. Dar ką norėtume akcentuoti turbūt, nors tai jau bus kita savaitė ir kitas turas, bet pirmadienį turėsime rungtynės. Tai 19 turų rungtynės bus, Žalgiris priims namuose Druskininkų komandą, pats spėjau komentuosi tas rungtynės ir žinoma, tai bus vienintelės pirmadienio rungtynės, kadangi pirmadienį mes labai retai neįprastas laikas, tai norim paanonsuoti prie ateinančios savaitės akcentų šias rungtynės, tai manau, kad taipogi lauks įdomus susitikimas, Žalgiriečiai ir Druskininkai kova galbūt ir, kaip ir kalbėjome pradžioje, dėl tų vietos atkrintamosios ir dėl išlikimo divizione. Taip, tikrai laukia gera kova, Martyno Gailiūno auklėtiniai prieš Manto Kibildžio auklėtinius, tikrai lauks gera dvikova. Ir pirmadienį taip pat visus kviečiame stebėti transliaciją. Taip, tai rungtynės 19 val. 24 dieną pirmadienį, taip kad norime jūs paskatinti įsijungti mūsų YouTube ar mūsų Facebooką, jau kartojasi, bet tiesiog norisi, kad pasiektų informaciją jūs. Taip, ką dar panonsuoti galim, turim šiek tiek laiko iki antros dalies pokalbio su Gediminu Butkum, tai norėčiau priminti, jog vis dar vyksta akcija Radarom, tai yra LRT ir partnerių inicijuota akcija, prie kurios prisidedame ir mes, kaip LRT partneriai, ir kviečiame prisidėti prie juos, parodyti, jog esame stiprus kartu ir nenuleisti rankų ir nupirkti dronų bei antidronų Ukrainai, kurie yra pagaminti tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje. Ši akcija vis dar vyksta, ji vyks iki 24 dienos, tai iki pirmadienio, iki mano gimtadienio, sakykime, irgi taip įsimintina diena. Sutapimas, nemanau. Taip, tai kviečiame prisidėti prie akcijos, nupirkti tų dronų. 1890 skambučių surinkus telefone, paremkite 5 eurais, viskas tiesiog paprasta, paskambinti ir prisidėti prie gero tikslo. Nes parama yra tikrai labai svarbi. Tikrai taip, tikrai labai svarbi. O kalbant dar apie paramas ir prisidėjimą, noriu taip pat priminti sirgaliams, bendruomeniai, mūsų sekėjams, jog jau galite prisidėti prie regionų krepšinio lygos augimo. Tai galite padaryti skirdami 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio, padėti mums kartu augti ir tiesiog vienyti stipresnę krepšinio bendruomenę, skirti savo dalį, žinoma, galite
pasinaudojo instrukcijomis, kurias rasite šio video aprašyme, o paskirtyje įvedė mūsų įmonės kodą bei regionų krepšinio lygą pavadinimą. Tai ačiū tiem, kurie prisidės, kurie prisideda ir kurie jau prisidėjo. Ačiū, kad palaikote krepšinį, kad palaikote regionų krepšinio lygą ir turbūt iš manęs šią minutę tiek. Pijau, ar turi ką pabaigai pridėti? Taip, na ir noriu paskutinį kartą priminti, apsilankyti regionų krepšinio lygos e-shop parduotuvėje, pirkti savo mylimų komandų atributiką ir taip prisidėti prie regionų krepšinio lygos savo mylimų komandų palaikymo tiek finansiškai, tiek namų rungtynėse, visai kitomis nuotaikomis ir spalvomis jas palaikyti, tad tikrai nusipirkite atributikos iš regionų krepšinio lygos e-shopo. Nu, šiandieną turbūt viskas. Sakau tau ačiū, Lukai, kaip visada gera apžvalga, nu, žiūrovai, niekur nepabėkite. Antra dalis laukia su Kėdainių sporto centro treneriu, visiems puikiai pažįstamu Gediminu Butku. Laukia pokalbis apie jo profesionalaus žaidėjo karjerą praeityje, apie darbą Kėdainių sporto centre ir visą jo gyvenimą. Taip, pašildžiau Gediminui kėdę, užleidžiu ją jam. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Taigi, mėly klausytojai, malonu, kad likote su mumis antroje podcast'o po krepšių dalyje. Šiandieną garbingas svečias Gediminas Butkus, krepšinio aikštelėje, sakyčiau, užgrūdintas į žaidėjas, šiandien ugdantis jaunąją Kėdainių talentų kartą ir vadovaujantis Kėdainių sporto centro komandai Nostra.lt regionų krepšinio lygoje. Gediminai, aš sakyčiau, tu esi žmogus, kurio vardas ir pavardė turbūt yra neatsiejama nuo Kėdainių krepšinio. Esi praėjęs visas Lietuvos krepšinio piramidės dalis. Tiek Lietuvos krepšinio lygoje atstovai Kėdainių Nevėžį, taip pat turi patirties ir nacionalinėje krepšinio lygoje ir, na, turbūt visiems nepaslaptis, savo krepšininko karjerą taip pat užbaigė Kėdainių komandoje regionų krepšinio lygoje. Baigęs krepšinio karjerą pasukai į trenerio kelią, šiandien perduodi savo visas sukauptas žinias ir patirtį jaunai kartai Kėdainių sporto centre. Na, tavo darbo filosofija, manau, turbūt ne tik ugdyti vaikų techninius įgūdžius, bet perduoti jiems ir tą užgrūdintą charakterį, skatinti discipliną ir kovingumą. Taigi, sveikas, Gediminai. Labas, Pijau. Na, manau, tikrai daug žmonių apie tave atsiliepia gerų žodžių, bet galbūt sugrįžkime į, na, visišką praeitį, galbūt tavo vaikystę. Kaipgi viskas prasidėjo su tuo krepšiniu, kaipgi pasisuko kelias būtent į šią sporto šaką ir kas būtent ją paskatino pasirinkti. Tai dar kartą visiems labas ir pirmiausia noriu padėkoti tau, Pijau, ir jūsų visai komandai, RKL komandai, kad pakvietėt į šitą pokalbį, tikrai malonu. Visų pirma, taip pat šaunuoliai, kad rengiat tokius dalykus, kad organizuojat, kad keliat tą mūsų RKL bendruomenės matomumą, žinomumą. Tai šitie dalykai visi tikrai labai geri ir džiugus. Tai malonu dalyvauti. Ir taip, jeigu pradedant apie savo praeitį ir ne apie pradžią krepšinėje, tai turbūt viskas prasidėjo, aš net sakyčiau, kieme. Tradiciškai turbūt taip, kaip dabar, kaip turbūt dabartiniams vaikams šiek tiek keista, ar ne, ir turbūt, nu, į kiemus eit žaisti, ar ne, mes juos verčiam eit žaisti papildomai, o mes augom, aš sakyčiau, toj ankstesniai kartoj, ar ne, kur be kiemo neįsivaizduodavom savo gyvenimo, tai ten žaisdavom dieną naktį, aš sakyčiau, iki vėlaus vakaro, tai vat, ten viskas prasidėjo. Na ir taip pat jau kai rinko grupės sporto centre, tai viskas persikėlė jau į Kėdainių sporto centrą pas mano pirmąjį krepšinio trenerį, Kastytį Kunratą, kur ten gavau visus savo pradmenis, visą pradžiamokslį krepšinio, tai esu už tai jam tikrai labai dėkingas. Taip ir prasidėjo mano kelias. Na, tikrai, kelias buvo įspūdingas, krepšinio žaidėjo kaip žaidėjo, na, manau, nebejotinai ir trenerio karjera bus, na, galbūt įspūdinga ateityje, niekas negali žinoti. Gediminai, ką pats išskirtum, na, žaidėjai į žaidėjo pozicijoje, kokias stiprybės išskirtum, kuriomis praeityje galbūt, na, jaunystėje išsiskyrei tarp savo bendramžių ir paskui profesionaliam krepšinį turėjai ryškiausiai? Na, aš tai sakyčiau, keitėsi mano tas žaidimo stilius.
gal jaunystėje viskas buvo grindžiama daugiau, aš sakyčiau, žaidimų 1 prieš 1, nes turbūt taip ir treneris mano pirmasis grindė viską žaidimų 1 prieš 1, tai tikrai buvo tas akcentuota, kad pagrindinis žaidimo akcentas, aš galvoju, ne krepšinė, vis tiek žaisti 1 prieš 1. Tai tas dalykas. Taip, aišku, žaidimo organizavimas, viskas, tai čia jau man, kaip sakyčiau, buvo įgimta į kraują, tai žaidėjo pozicija, tai nuo pat mažų dienų mėgdavau organizuoti žaidimą, ar net ten sustatyti komandą, sustatyti žaidėjus ir visą kitą. Taip, paskui peraugo viskas į aukštesnį lygmenį ir kur bežaidžiau, tai viskas tuo buvo. Už tai matyt mane ir mėgdavo turbūt tiek komandos draugai, tiek treneriai, kad tikrai pasimdavau į savo rankas tiek komandos derinius, tiek komandos žaidimą organizuoti. Paskui, sakau, pats individualus žaidimas tai šiek tiek keitėsi, turbūt paskui laikui bėgant jau greičiai nebe tie buvo, tai labiau pradėjau mesti vidutinį nuotolį metimus, tritaškius, tai tokie dalykai. Bet šiaip viskas apie tą žaidėjo poziciją, taip, tai man jinai ir mėgstamiausia ir tokie taip buvo. Na, tikrai viskas matosi, sakyčiau, į žaidėjo poziciją, matosi ir rezultatuose dabar, sustatant būtent Kėdainių sporto centro komandą regionų krepšinio lygoje, to valdingumo, kamuolio valdymo ir visas Kėdainių komandos braižas neabejotinai atsispindi, sakyčiau, tavo sukauptoje patirtyje. Taigi baigėjai žaidėjo karjerą, o kaipgi atsirado ta mintis tapti krepšinio treneriu, ar tai įvyko spontaniškai, ar buvo ilgai brandintas sprendimas, kurį išaušus dienai priėmė ir ramia sąžinė kibai į šį iššūkį? Aš sakyčiau, kad susidėliojo taip aplinkybės. Taip, karjera jau ėjo, kaip sakant, į pabaigą po truputį, ar ne, bet taip, kad būčiau nusprendęs griežtai, kad noriu būti treneriu, tai tikrai taip nebuvo. Na, sakau, gal ten kažkokių minčių jau atsirasdavo viena kita į karjeros pabaigą, kaip sakant. Bet netikėtai gavus skambutį iš tuometinio Kėdainių sporto centro direktoriaus Arno Augusto, gavus skambutį, kad keičiasi treneriai Kėdainių sporto centre, išvyksta treneris, ieškomas naujas treneris. Taip, kad pasiūlė, visų pirma, mano pradžia buvo su mergaitėm, darbas su mergaitėm, dirbau su jom porą metų, paskui vėl keičiantis aplinkybėm, perėmiau berniukų grupę, taip ir pamažu antra grupė atsirado, taip kad dabar dirbu su 2 berniukų grupėm, taip pat ir su RKL komanda. Taip kad tikrai jaučiuosi savo rogėse, kaip aš sakau, viskas vyksta nebe priežasties, taip kad tos aplinkybės, aš galvoju, tokios ir turėjo būti, taip viskas susidėlioja, taip ir jaučiuosi savo rogėse. Taip, bet koks galbūt didžiausias iššūkis buvo, kuomet perėjai iš žaidėjo rolės į trenerio, kuomet stovi prie šoninės linijos, ir nebūdavo taip, kad emocionaliai atrodo, kad pats norėtum išeiti į aikštę ir viską sudėlioti kitaip, ar pavyko prisitaikyti prie to modelio iš karto prie šoninės linijos? Ne, kažkaip tai, kad jau taip desperatiškai norėtųsi bėgti ir visą kitą. Ne, bet aš galvoju, kas man patiko, kad aš iš karto vėl gavau azarto, to žaidybinio, kuris visą laiką ir vežė, tas konkuravimas, tas žaidimas aikštelėje. Taip aš už jos ribų taip tą patį gaunu, tą adrenaliną, tą azartą, tą malonumą. Taip, kad tas man atpirko, tas už šoninės linijos, tas buvimas. Taip, kad džiaugiuosi tą darbą dirbdamas, mėgaujuos, o pažaisti, einu, dabar yra rajono pirmenybės, tai man puikiai terpė dabar šiai karjeros stadijai ten žaisti, ten savo malonumų ir pažaidžiu, tai ten
viskas atsipalaidavimui dabar man tikrai kaip tik. Kaip pomėgis. Na, nepaslaptis, kaip ir pats minėjai, taip pat treniruoja ir vaikus. Kas treniruojant vaikus yra sunkiausia, o kas galbūt suteikia didžiausią džiaugsmą būtent visame treniruočių ir rungtynių procese? Jo, sunkiausiai, tai turbūt netgi sakyčiau, gal net sunkiau, lyginant vyrus ir vaikus, tai vaikų psichologija. Tai sakau, dabartiniai, kaip jau minėjau, dabartiniai vaikai vis tiek yra šiek tiek, kaip sakant, šiek tiek jautresni, šiek tiek pažeidžiami daugiau, ar ne, jie ne tokie, aš sakyčiau, kaip mes augom. Bet tokie užgrūdinti galbūt. Jo, bet čia normalu, čia laikai pasikeitė, viskas normalu, tai tikrai vaikus treniruojant reikia labai atsižvelgti į vaikų psichologiją pirmiausia, kaip jie priima tave, kaip jie viską priima. Tuos dalykus, na ir taip, toliau, kas mane, kaip sakant, teikia didžiausią malonumą, tai stebėjimas jų tobulėjimo, kaip jie tobulėja, kaip jie ar ne, kaip ilgam laikotarpiu patobulėja, kaip net gal trumpam laikotarpiu jie patobulėja, gal net per savaitę kažką padarė gero, tai jau yra smagumas, va tas matymas, kaip kažkas paauga, kaip kažką gero jau padaro. Tai va tas veža. Na, iš ties smagu, kad džiaugiatės ir savo jaunųjų auklėtinių pergalėmis, na, bet kokius galbūt pagrindinius principus ir vertybės stengiatės perteikti savo auklėtiniams, ne tik vaikams, bet ir regionų krepšinio lygos komandai vyrams, kokius dalykus būtent akcentuojate aikštėje, ne tik be žaidimo, bet ir šnekant apie šiaip vertybės? Na, jeigu kalbant apie vertybės, ar ne, tai su vaikais dirbant, tai visų pirma, aš noriu, kad jie būtų gerai žmonėmis, kad užaugtų, ar ne, kad kaip bebūtų, ne visi taps aukščiausio lygio krepšininkais, ar ne, pasieks tą profesionalų lygį. Aišku, kaip bebūtų, aš noriu, kad jų kuo daugiau pasiektų, bet vis tiek imant, ar ne, statistiškai, tai nedaugelis pasiekia. Tik tie, kurie labai nori, ar ne, kažkiek talento turintis ir visa kita, ne, čia jau detalės. Bet visų pirma, treniruojant vaikus ar ne, dirbant, tai sakau, visų pirma, norisi, kad jie būtų komandoje, išmoktų to komandiškumo ar ne, to bendruomeniškumo. Tai aš galvoju, bet kokiu atveju yra gerai būti komandoje, sportuoti ir visa kita. Tai aš jiem tą noriu perteikti, kad jie tas vertybės priimtų visų pirma. Taip, galbūt jau prie regionų krepšinio lygos komandos, prie kulminacijos noriu paklausti klausimo, niekam nepaslaptis, praeitame sezone patekote į finalo ketvirtą savo namų salėje, finale dėja, bet skaudžiai teko pripažinti Plungės Olimpo komandos pranašumą. Kiek ilgai jautėte galbūt tą kartėlį po pralaimėto finalo ir kaip tai paveikė komandą psichologiškai, nes žinome, didžioji sudėties dalis liko ir šiam sezonui. Jo, tas finalas dar ir dabar jisai atsimenamas ir jį prisimeni. Taip kad, kaip tas kartėlis, sakyčiau, jo, jisai yra, bet vis tiek, jeigu tai protingai žiūrint, ar ne, įvertinus visą sezoną, tai jisai buvo sėkmingas vis tiek, ar ne. Ta komanda mūsų irgi, aš sakyčiau, susilipdė. Pradžioj sezono buvo visko, buvo tikrai sunkumų, daug nesusižaidimo, daug visko mes pergyvenom, bet tuos dalykus išgyvenom ir į antro rato pabaigą ir atkrintamosiose tikrai, aš galvoju, demonstravom neblogą žaidimą, neblogą kovą, norą visų pirma. Tai va, ir tikrai tas finalo ketvirtas taip pat parodė, kad mes irgi galim siekti aukščiausių tikslų, nepasisekė taip, tai, kaip sakant, turbūt dar nebuvom verti, tai va, irgi yra tie dalykai, kaip sakant, susideda viskas. Taip. Ten, aišku, daug sukrito tam finale visko, tų nesėkmingų, kaip sakant, dalykų, bet tikrai ten Plungė sužaidė nuostabias rungtynes ir tikrai jie verti buvo tapti čempionais.
Taip kad tos nuoskaudos kažkiek yra, bet jinai netempia žemyn tą nuoskaudą, aš kaip sakau. Kaip tik jinai, aš galvoju, yra kaip šiek tiek mums motyvacija. Taip kad kalbant apie šiuos metus, mes išlaikėm praktiškai tą pačią sudėtį ir buvo tikslas išlaikyti per vasarą tą branduolį. Buvo sunku išlaikyti branduolį, kitos komandos galbūt bandė perpirkti lyderius. Kaip atrodė tas jūsų irgi tarp sezonis, nes žaidėjai tikrai, rezultatai kalba patys už save, tikrai yra aukštesnių lygų komandos, turbūt jų turėjo norėti. Buvo visko, taip, tikrai buvo, tikrai tai mūsų žaidėjais domėjusi, tikrai visą laiką, jeigu tu sužaidži neblogą sezoną, aš iš tavo patirties žinau, ar ne, jeigu sužaidži neblogą sezoną, tu jau kažkam daraisi įdomus ir dar stiprioji komandų, kai tu sužaidži. Tai tikrai tas buvo, bet sakau, mes irgi nemegojom, kaip sakant, vasarą, taip ir irgi dirbom, taip, sakau, iš širdies iškart pradėjom pokalbius ir aš sakyčiau, ir kad žaidėjai patys išreiškia irgi norą likti toj pačioj sudėty, nes jiems buvo malonu tą dalyką padaryti, tą dalyką jie patys jaučia, kad ir Kėdainiuose susidomėjimas tą komandą auga, mes tampam jau įdomus ir vietiniai bendruomeniai, krepšinio bendruomeniai, taip kad tikrai įdomu dabar žaisti Kėdainiuose, aš sakyčiau, net ir kiti žaidėjai nori, net ir buvo taip vasara, kad net ir buvo galima rinktis ir kitų žaidėjų, taip, ar ne, į sudėtį pasikviesti, bet sakau, akcentas buvo, kad norim tą patį branduolį, didelis akcentas vietiniam žaidėjam, dėl to ir labai džiaugiamės, kad prisijungė Medas Kuprijanovas dar prie šios sezono sudėties. Tokie buvo norai ir aš galvoju, pradžioj sezono viskas taip susidėjo, kad liko iš praeito sezono tas sudėtis, tas susižaidimas, tai mus tas nešė į priekį. Taip, tai nebejotinai tikrai liko, kaip ir pats sakote, žaidėjai vertina turbūt gerą chemiją, bendruomenės įsitraukimą. Šį sezoną pirmą pusę komanda žaidė tarsi, neįtikėtinai, visai kito lygio krepšinį ir niekam nepaslaptis, jums šiais metais yra klijuojama visiškų favoritų etiketė, kaip laimėti A divizioną. Ar tai motyvuoja dar labiau, ar tai prideda papildomo spaudimo tiek jums kaip treneriui, tiek komandai, ar jūs nesižiūrit į kitų manimus, kad jūs favoritai ir tiesiog žaidžiat kiekvienas rungtynės kaip naują istorijos puslapį? Čia tie favoritų klijavimai, kaip sakau, tai čia yra ir psichologiniai žaidimai. Čia prasideda taip, čia kitos komandos taip klijuoja vieni kitiems etiketės, tai čia daugiau psichologija. Aš nemanau, kad mes esam absoliučiai favoritai čia jokiais būdais, nes aš galvoju, vėl mūsų lyga šiemet vėl taip pat įdomi kaip ir pernai. Taip vėl yra 10, gal net ir daugiau komandų, kurios ryškiai pretenduoja į atkrintamąsias. Pirmiausia, apie atkrintamąsias kalbant, ar ne, ir į pozicijas ir ten dar aiškinsis, kur kas užima kokias pozicijas. Taip kad visų pirma, čia dar reikia sulaukti atkrintamųjų, dar visų pirma išsiaiškinti, kur kas kaip stovės. Ir aš galvoju, kalbant dar aukščiau, tada į tą jau apie finalo ketvirtą. Kaip tik pats užbėga įvykiam už akių. Tai į tą finalo ketvirtą, aš galvoju, visos ten pirmos 8 komandos realiai vėl pretenduos, kaip ir pernai, ne, ką Tauragė parodė, ar ne, jie buvo 8, bet Omega laimėjo, kad ir reguliarųjį čempionatą, bet turėjo savų kažkokių problemų, ar ne, kažkur gal neformoj. Galbūt per traukėlį kažkas išmušė gal iš vėžio, dar kažkas, tai ir Tauragė juos pasigavo, ne, kaip sakant, ne mūsų terminais. Taip, kad aš net nebejoju, kad vėl kažkas bus panašaus, kad atkrintamosios tai viskas prasidės iš naujo, ten kita istorija, aš tą ir žaidėjim sakau. Visų pirma yra sezonas iki naujųjų metų ir sezonas po naujųjų metų, ar ne, kaip prasideda antras ratas, kai prasideda rimtesni skautinimai, ar ne, rimtesni varžovų, rimtesnės analizės, ar ne,
tai prasideda traumos, vėl kažkas, tai ar ne, tai sakau, sezonas dabar tik tai, aš galvoju, rytasi į antrą pusę, jau persirito. Taip, pati kulminacija artėja. Ta kulminacija artėja ir sakau, atkrintamosios viskas prasideda iš naujo ir kas bus geriausiai formui, tie ir laimės. Taip, tai turbūt naivu klausti, jei klausčiau, kokios komandos būtų pagrindinės konkurentės laimėti titulą, turbūt sunku būtų atsakyti, nes vaizdas keičiasi kiekvieną turą turnyrinė lentelė. Jo, tai visiškai pritariu, sakau, pasikartosiu, tos komandos, kurios bus tuo metu geriausiai formoje, ne dabar tikrai gerą žaidimą demonstruoja ir Šilalė, ar ne Kazlų Rūda, ir Birštonas formoje, ar ne mes po naujų šiek tiek, ar ne kritom Biržai, ar ne kur mes pirmoj pusėje, ar ne rodėm gerą žaidimą. Šlavėt, galima taip sakyti. Atsiranda kažkokios traumos, ar ne atsiranda kažkokie iškritimai žaidėjų, visa kita. Tai čia yra sezonas, čia visko gali būti, ar ne? Tai sakau, tai aš sakyčiau, pasikartosiu, sakau, kad tie, kas bus geriausiai formui, būtent net kitoje atkrintamųjų serijose, tie ir pateks į finalo ketvirtą. O kas ten bus, ten 8 komandos, kurios dalyvaus ketvirtfinalį, jos bus praktiškai lygiavertės, aš galvoju. Taip, Gediminai pats užsiminė, po naujų metų galbūt kažkiek palyginus jūsų komanda pradėjo strigti, į sudėtį sugrįžo Arminas Kelmelis, Razbadauskas taip pat prisijungė, dabar ir Nojus Bukauskas prisijungė į sudėtį. Ar, galbūt kokios yra priežastys tų poros pralaimėjimų, galbūt atsirado papildoma konkurencija komandoje dėl žaidimo laiko aikštėje? Ar nejauti tokių dalykų? Jo, tai čia aš sakyčiau, viskas susidėjo. Taip pat aš sakyčiau net, kad yra per stipri lyga, kad taip viena komanda ar kelios komandos taip visus nugalėtų ir visa kita. Taip. Čia ne ta lyga, aš sakiau ir savo žaidėjim, taip, mes buvom geroj formui, viską šaunuoliai jie, bet po naujų metų viskas vėl prasideda iš naujo ir vėl tu turi viską įrodinėti antram ratėjau, kur tave kaip tik nori nukauti visi ir atsirevanšuoti ir visa kita. Visi žaidžia su papildoma motyvacija ir papildoma jėga. Bet viskas tas suprantama, viskas taip ir turi būti. Taip, traumos, Laurino Danieliaus trauma šiek tiek išmušė iš vėžių, nauji žaidėjai, Arminas Kelmelis prisijungė, Matas Razbadauskas, jiem irgi reikėjo laiko įeiti ir dar vis dar reikia dar pajausti ir komandai pajausti juos. Reikia laiko, dabar Nojus prisijungė, tai su Nojum gal šiek tiek lengviau, nes jis jau žino tam irgi mūsų sistemą, yra sportavęs, paruoštas, ar ne, profesionaliam lygmenį, tai jo prisijungimas irgi davė iš karto impulsą tokį didesnį. Bet sakau, vieni prie kitų reikia dabar vėl priprasti, ar ne tas rotacijas susidėlioti. Taip kad jo, tokių sunkumų buvo, bet sakau, kaip sakau, komandos yra visos pasiruošusios, visos, kaip sakant, sunku išvykose taip pat sunku, taip kad nei kiek nenuostabu, kad kažkas tai stringa, kažkur kažkas tai. Sakau, viską žiūrim į priekį, analizuojame klaidas ir po biškį svarbu, kad ta forma gerėtų ir eitume į priekį sprendimai. Taip, o pats Gediminai, kalbant apie grinai krepšinio trenerio karjerą, jei gautum pasiūlymą iš nacionalinės krepšinio lygos ar galbūt iš kitų šalių važiuoti, treniruoti kažkur į užsienį, ar susigundytum tokiu pasiūlymu išmėginti save dar aukštesnėme lygyje kaip treneriu? Visada norisi, ar ne, to aukštesnio lygmenio, kaip bebūtų, ar ne, kur tu bedirbtum, tu vis tiek nori, kad kilti aukštyn, ar ne, kaip ir žaidėjas būdamas, tu visą laiką sieki, ar ne, aukščiausio lygmens, taip ir trenerių, taip ir tu tobulėjai, ar ne, kažkur tai čia dirbi, bet tu viską darai, kad darytum gerai, kad kažkur tai gal kažkas pastebėtų, gal kažkur gal pats, ar ne, kažkur tai patobulėsi. Taip, kad jeigu tokių būtų, ar ne, pasiūlymų ar ko, tai aišku, tai visada galvotum, tada jau, kaip sakant, priiminėtum sprendimus. Taip, kad dabar yra, taip, aš dabar džiaugiuosi dirbdamas čia, Kėdainiuose,
tikrai mes neblogai, aš galvoju, per tuos 3 metus ir 4 einančius padirbėjom, taip kad labai į priekį nesižvalgau ir gyvenam šią dieną. Taip, galbūt nereikia švaistyti skambiomis frazėmis, nežino, kas čia kada gali ateityje ką pateikti ir kokių staigmenų susilaukti. Žaidėjai yra žaidėjo rolėje regionų krepšinio lygoje. Per tuos metus, palyginus nuo žaidėjo karjeros iki dabar, kai esi treneris, kokį didžiausią skirtumą ir pokyčius pastebi regionų krepšinio lygoje, kaip lyga patobulėjo skirtingais aspektais? Jo, tikrai, kaip sakant, aš gal net grįžčiau į tuos savo pirmąjį karjeros etapą regionų krepšinio lygoje prieš daugiau negu 10 metų, kaip žaidžiau Raseiniuose, kaip mes tapom čempionais tą sezoną. Tai, irgi ten viskas gerai, smagu buvo žaisti toj lygoje, viskas konkurencija irgi gera, bet ta prasme, matomumo prasme, tai ten, nieks ten labai per daug nežinodavo tos lygos ir nieks ten per daug nesidomėdavo, tokia lyga būdavo, žinodavo. Dabar aš galvoju, ar per šiuos porą metų tikrai buvo žengtas nemažas žingsnelis aukštyn, tiek matomumo prasme, tiek organizacinė prasme. Ta lyga tikrai tampa vis labiau matoma ir mums patiems maloniau, mums patiems dabar man būnant treneriu dirbti, kaip yra toks susidomėjimas, taip kad turbūt ir vietinė bendruomenė taip pat užsikrečia to susidomėjimu ir mes turbūt irgi dėl to ta komanda tampa matomesnė. Taip kad tikrai, sakau, dar sykį pasikartosiu, ačiū visiems lygos organizacijai, kad ta lyga kyla į viršų ir tikrai mums visiems čia, kaip sakant, smagiau. Taip, tikrai, turbūt regionų krepšinio lyga ne tik matomumu didėja, bet tai tampa ir labai gera terpė jaunimui atsiskleisti save ir turbūt pateikti save į aukštesnį lygmenį. Ar pritarsi mano tokiam pasakymai? Tai visiškai pritariu. Ta prasme, aš kaip sakau, ta mūsų lyga yra įdomi ir jinai netgi labai įdomi dėl to, kad čia visi iš širdies kaunasi. Visi iš širdies kovoja žaidėjai, ta prasme, bet kokią komandą paimk, tu bet kur nuvažiavęs, tu lengvai taško nepelnysi, nes čia žaidėjai, čia žmonės kaunasi dėl kiekvieno kamulio, nuoširdžiai dėl pergalės, dėl kiekvienos pergalės. Tuo lyga tai ir įdomi, aš galvoju, kad bet kur nuvažiavus tu negali atsipalaiduoti, čia labai daug ką lemia nusiteikimas, noras, čia kartais net toj lygoj mažiau yra kalba apie taktiką, bet daugiau netgi kalbama apie nusiteikimą ir norą. Ir tie, kas labiau nori, tie, kas labiau ar ne kovoja, kartais čia tie ir laimi. Tai žiūrovam, tai aš manau, čia yra nuostabu, dėl to čia ir eina žmonės žiūrėti į tą lygą. Taip kad dėl to čia ir smagu, aš galvoju. O jaunimui puikiai irgi taip visiškai pritariu, kad puikiai terpė tobulėt, grumtis su vyrais, su veteranais, su mačiusiais jau krepšinio žmonėmis, taip kad visi tie dalykai susideda į tą mūsų visą bendrą paveikslą. Visą bendrą ir gaunasi regionų krepšinio lyga. Ja. Taip, artėjant jau mūsų pokalbiui prie pabaigos, norėčiau galbūt paklausti tokio klausimo, ką galėtum palinkėti, galbūt padėkoti savo artimiesiems žmonėms ar komandos vadovybei, sirgaliams, Kėdainių krašto žmonėms, pats esi kėdainietis, galbūt turi palinkėjimą kažkokį komandai ar visai lygai, ko norėtum pasidalinti dar? Tai visų pirma, jeigu kalbant nuo artimųjų, tai ačiū jiem, kad toleruoja tuos mano visus darbo metodus, kur irgi kartais dirbi čia ir naktim, ir ruošiesi, ir viskam, ir iškeliauji savaitgalėms, ar ne, praktiškai į varžybas tolimas, ar ne, tai nepaslaptis, kad mano 2 vaikiukai laksto, ar ne, kiekvienas varžybas namuose, bet jeigu aš jau išvažiavęs, tai jau manęs nemato, tai stebi jie per kompiuterius, per internetus, tai
ačiū lygiai, kad ant tiek ištobulino mūsų, kad mes visur esam pasiekiami ir visur matomi. Tai va už tą kantrybę savo artimiausiam. Toliau kėdainiečiam, tai turbūt toks palinkėjimas dar labiau domėtis mūsų komandą, dar labiau palaikyti mus, kur aišku, tikrai dabar mes džiaugiamės tuo palaikymu ir tuo susidomėjimu. Tai tikrai patenkinti, taip kad sekti, nes kaip minėjau, čia tikrai įdomu. Aš dar sakyčiau, irgi paminėčiau, kad dėl ko mes įdomus, kad mes Kėdainiuose turim daugiausia vietinių žaidėjų turbūt. Viena iš daugiausiai. Šilalė irgi turi labai daug savų žaidėjų vietinių. Taip pat, turbūt mes viena iš daugiausia. Tai tikrai smagu vietiniam žiūrovam ateiti, kaip mato saviškius, žaidžiančius, kovojančius. Tai tas dalykas. Na, o pačiai lygai toliau tobulėti, toliau daryti tuos dalykus, kas yra daroma. Aš manau, lygmuo nepriklauso, ne kaip tu dirbsi. Ar tu dirbsi aukščiausiam lygmenį, ta prasme žaidimo lygmenį ar ne, bet jeigu tu darysi dalykus gerai, tai tave pastebės, tu būsi matomas ir tu taip ar ne kilsi individualiai ir savo asmeninių lygmenių tobulėsi. Taip kad to linkiu kiekvienam iš jūsų ir susimatysim aikštelėse. Na, ačiū Gediminai, kad šiandieną atvykai pas mus ir pasidalinai savo šiltą patirtimi tiek apie žaidėjo karjerą, tiek apie visą darbą Kėdainių sporto centre, tiek su vaikais, tiek su vyrų komanda. Na, tikrai nepamirškite pasiekti regionų krepšinio lygos tiek Facebook, tiek Instagram, tiek YouTube platformose. Kaip pats Gediminas minėjo, na, mylimų komandų rungtynės galima stebėti YouTube, žinoma, ir mūsų tinklalaidę. Neužmirškit paspausti like mygtuko ir žinoma penktadienio dienos rungtynių, kuriuose būtent susitiks Kėdainių sporto centro komanda, bandanti sustabdyti karščiausią lygos komandą Šilalės Lūšies komanda. Na, o šiandieną su jumis buvau aš, Pijus Urbanavičius, bei Kėdainių sporto centro vyriausiasis treneris Gediminas Butkus. Ačiū, viso geriausio. Prisidėkite prie ateities talentų kovų, skiriant 1,2% GPM regionų krepšinio lygai.